Sveiki, taigi prašom prisistatyti. Esu Daiva Balsienė, elektroninės parduotuvės Lietuviukas LT įkūrėja. Elektroninė parduotuvė prekiauja prekėmis vaikams ir mamytėms pagamintomis Lietuvoje. Ar seniai užsiemate šią veiklą? Esame visiškai nauji, gruodžio mėnesis atsidarėme. Labai smagu. O jeigu nutarėte čia dalyvauti, tai manote, kad kažką tikitės, tarkim, iš šio renginio kažkokio? Taip, renku žinias visur ir visaip, kaip tik tai įmanoma. Ir pamačiusi apie šitą seminarą, jo temas, labai susidomėjau, nes man tai yra labai aktualu. O jūsų lūkesčiai teorinio pobūdžio labiau ar praktinio? Ir tokie, ir tokie. Ir kokie įspūdžiai? Kolegas, labai viskas patinka, daug žinių, aišku, yra dalykų, kuriuos žinai, bet yra proga atnaujinti juos, galbūt kažkas pasimiršo ir dabar šviežiai atgimsta. Ką manote apskritai apie perspektyvas Lietuvoje elektroninės komercijos? Aš manau, kad elektroninė prekyba Lietuvoje dar yra auganti, dar yra jos pilnai galimybės neišnaudotos. Ir reikia tikslingai ir kryptingai dirbti. O manote, kad yra šalies specialistų šioje erdvėje jau? Taip. Ir yra nelengva su jais konkuruoti, tuo labiau, kai esi naujas rinkos dalyvis. Tai turi būti kažkuo išskirtinesnis, įdomesnis už kitus ir tam reikia ruoštis. Dar ketinate kažkur dalyvauti šiandien? Šiandien planuoju būti šitam seminare iki pačio galo. Labai graži idėja. Daug sužinoti ir po to bandyti įsigyvendinti. Gerai, tai linkime jums sėkmės tuomet. Gražios dienos. Visą geriausią.